Sveiki, šiandieną sveikinamės iš Klaipėdos, kur ką tik pasibaigė Lietuvos suaugusių čempionatas ir šalia manęs stovi Karolis Stonkus, Lietuvos čempionas, sunkiausią štangą pakėlęs atletas. Karoli, kaip jums sekėsi šiose varžybose, kaip vertinate savo startą? Sekėsi gerai, pasigerinau asmeninius rezultatus ir pagerinau Lietuvos suaugusių rekordą stūmimo veiksme, tai yra 210 kg pastūmimo. Kokie sekantys jūsų tikslai, Karoli? Europos čempionatas Lenkijoje spalio mėnesį, ten planuoju stūmime, būtų gerai pirmą vietą ir dvikovėje bent prizinę. Taip pat bus gruodžio mėnesį pasaulio čempionatas, ten savo tikslų nekeliu, nes dar neužsidalyvavęs pasaulio čempionate, tai jokių specialių tikslų neturiu savo skėlės. Tai kaip suprantu, Europa yra spalį, pasaulis toliau. O ką vasarą veiksit, Karoli? Sportuosiu, toliau dirbsiu. Visą vasarą? Tai mes jums ir linkim sėkmės ir susitiksime kitą kartą.